pas treneriui, kaip jūs sakėte, tas atrankos langas, kaip ir pergalė iššūkių, bet pralaimėjimas namuose. Kokius tos pozityvus išsinešat po tokių artimų rungtynių šioje savaitėje? Nu, visų pirma, sakysim, jeigu pirmas rungtynės turėjom daug problemų, 2 kėlinukus vien dėl to, kad bent jau susistyguot, kaip turėtų atrodyti ta visa suma. Mums pavyko gal tik 3-4 kėlinį, kalbu apie Angliją dar. Tai šiandieną mes nuo pradžios, kaip ir buvo viskas kaip ir tvarkoj. Aišku, iš mano asmeninės patirties kaip žaidėjo buvusio ir kaip trenerio žinau vieną, jeigu viena komanda žaidžia kažkokį tai tarpą 5 minutės blogai, turim tą tarpą išnaudoti. Dėja, mes pavedėm pradžioj, bet jeigu pamenat, italai daug klydo, neįmetė ir mes vis tik nepasinaudojom, mes atsakėm tuo pačiu. To mums truputėlį ir pritrūko, nes taip yra, nenoriu grįžti prie to, kad neįmetėm iš krepšio greitų, nubėgė dar tokių paprastų metimų, net aš net nežinau, kaip pateisinti, ką pasakyti, neįmetėm. Iš tikrųjų, tai žaidėm gerai, gynėmės gerai, buvo daug klaidelių, buvo truputėlį nesusikalbėjimo, bet aš manau, kad per tas kelias dienas mes sulipdėm iš naujų vaikinų, nes nenoriu grįžti prie to pačio, turbūt visi skaitė, kad mes vėl susirinkom 8 naujus vaikinus. Ir mes vėl subūrėme, padarėm Lietuvos rinktinę šeimų, ir jie puikiai kovėsi ir aš neturiu, netgi prie šitų visų dalykų papasakojau, neturiu nei vieno priekaišto žaidėjim, kurie atvažiavo, kovėsi, na, gavosi taip, kaip gavosi. Aišku, galėtume geriau, bet dėja jam irgi reikia, aš suprantu visus jaunuolius, kurie turi kažkokią patirtį, tarptautinių varžybų įgyti. Na, žiūrėsim, nedarau didelės tragedijos, išvis nedarau didelės tragedijos. Viskas išsilygino, nežinau kaip su žaidėjim. Islandai, jau laimėjo. Pralaimėjo. Ką? Pralaimėjo Islandija. Pralaimėjo. Visi mes vėl išlikom tam nuliniam variantą, visi nulikom. Nu, ir dabar viskas prasidėjo štai. Ignas Sarjūnas, rezultatyviausias ir naudingiausias šio lango rinktinės žaidėjas, sulaukė ir garsių ovacijų, šiandien kelis kartus akivaizdu dėl to praėjusio mačo. Žvelgiant jau į ateitį, jūsų nuomone, koks gali būti kitas žingsnis šio vaikino tobulėjime, kad mes galėtume matyti dar iškiau žibantį? Na, žinot, aš jums pasakysiu tokį pastebėjimą, nes, sakykime, per šitą laikotarpį vasarą per Europos čempionatą, dabar mes atradom eilę žaidėjų, mes atradom Mareką, kuris tikrai žaidė gerai ir Europos čempionatą ir klubą žaidžia puikiai. Mes atradom Igną Sarjūną, kuris puikiai žaidė. Nekalbu, kad Anglijoje puikiai mums sužaidė, ten net nežinau, nenoriu grįžti prie rungtynių, bet jis puikiai žaidė šiandieną. Na, mes tą patį Veličką atradom Europos čempionatą. Taip, kad tas progresas toks yra, jeigu žiūrėti tą pozityvą. Kitus žaidėjus mes pasiauginsim, nes jiem reikia daug, nes aš treniruotis reikia tokius kartais paprastus dalykus pasakot, kur tokie gal smulkmenos, bet jie nežino. Tas užima truputėlį laiko, bet visuma nėra bloga, darbštus. Man yra pagrindas, kad visi darbštus nori žaisti, nori laimėti ir kad pergalės ateis, jeigu mes ten pajudėsim. Na, aišku, dėl trūko mums žaidėjų, to meistriškumo, nenoriu grįžti į tų pavardžių, bet dar kartą dėkinga šitiem jaunuoliam, kurie susirinko, atėjo, praleido savo laiką ne su šeimom, bet praleido čia už Lietuvą, tas yra pagirtina ir aš labai džiaugiuosi. Galvoju, kad sėkmė ateis. Treneri, noriu paklausti apie tą paskutinę ataką. Aišku, Arnas buvo prieš tai pataikęs tritaškę ataką prieš, Ignas buvo Londone, patys matėm, kas ten įvyko. Kokia buvo ta jūsų galbūt vidinė diskusija, kam patikėti tą paskutinį metimą? Ignui. O gal galite išties koks planas buvo pasakęs? Galiu ir gal ir net prisimčiau kaltę, bet nenoriu tų dalykų kalbėti, nes jūs interpretuojat labai paskui prastai. Iš tiesų mes norėjom, kad Ignas išsimestų paskutinį metimą ir ten turėjo vykti eilė dalykų, kur turėjo būti paduoti, nes mes turėjom 7 sekundės. Deja, mes to neįvykdėm. Nenoriu sakyti, kas kaltas, kad nekaltas. Prisiimu tą atsakomybę pats savo.
nes truputėlį netaip susistrategavau, nes pagalvojau už kitus 3 žaidėjus, kad jie atliks savo veiksmus ir mes tada užbaigsim su Ignu. Deja, tas neįvyko ir aš nenoriu grįžti į tą būną. Ir aš suprantu tuos žaidėjus, kurie to neįvykdė, tokia atsakomybė ir aišku, geriau, kad būtų kažkas įvykę. Turime įveikę, kad būtų įsimetę gerą metimą, bet deja, tas nepavyko ir norėjau, kad Ignas ir būnas užbaigtų. Žvelgiant į statistikos protokolą, taip į akis krito tai, kad italai pirmoje pusėje suklydo 14 kartų, antroje pusėje tik 2. Ar čia toks labiau, nežinau, sutapimas ar kažkiek tai parodo ir agresyvumo galbūt stogo gynyboje po pavertimus? Taip, jeigu matai, čia mes žaidėm su tokia mažesnė rotacija ir tas nuovargis davė savo žinot, bet nelabai jau norėjusi kažkokį tam keliukį, kada žaidimas yra lygus, kažkokių tam bandymų, eksperimentų daryti, norėjusi tempti taip, kaip viskas vyksta, taip ir vyksta. Deja, praradom tą agresyvumą ir tą gynybą, kur mes turėjom 2 kėlinukus tikrai agresyviai gynėmės. Tas atstumas vienas nuo kito gynyboje buvo nuplėštas po metrą, po 2, kur tas aktyvumas dingo, bet aš suprantu, nes tai buvo nuovargis, bet vėl grįšiu prie to pačio. Nenorėjau jau 4 kėlių vidury prie jokiaus rezultato kažką bandyti, kelt nuo suolo, gal pavyks, gal nepavyks. Taip rungtynės nelaimimos. Žaidėm iš visų jėgų, kiek galėjom, pralaimėjom 1 tašku. Tokie pajėgumai buvo šiandieną. Vėl nenoriu grįžti apie kai kurių žaidėjų netvykimą ar panašiai. Čia jau tą mes temą diskutavom ir nenoriu jos net liesti. Būtų malonu surinkti. Aš manau, kad šiuo laiku Lietuvos krepšinį nėra problema. Pačio žaidimo yra problema su mums geriausius. Jeigu vieni turi pasiteisinimų priežasčių, tai tos tokios mane nelabai įtikina. Čia yra problema. O šitiem vaikinam dar kartą lenkiu galvą prieš juos ir didelis ačiū. Taip išėjau, kaip išėjau, mes nusinulinę. Žiūrėsim, kas bus ateity. Manau, kad kiekvienas iš mūsų nuo Europos čempionato, vėlgi mes jau pamenat, su kokia komanda mes pradėjome Europos čempionatą, mes padarėm didelį žingsnį į priekį.